Varžovo tikslai aiškus, mūsų taip pat ruošiamės rimtai dvikovai, bet manau, kad jeigu mūsų komanda viską įvykdys, ką mes numatėm, rezultatas bus teigiamas. Pasiruošimas vyksta sklandžiai, kaip ir prieš kiekvienas varžybas. Ruošiame tam tikrus, kaip pasakyti, taktinius, gal ne tai ką derinius, kiek taktinę schemą, kaip rungtyniausime prieš Klaipėdos komandą. Dirbėme, stengiamės, komanda nusiteikus gerai, aš galvoju, turėtume pademonstruoti gerą žaidimą. Sakyčiau, truputėlį atjaunėjęs, bet žaidėjai turi pakankamai praktikos žaidimo A lygoje, atvykę iš užsienio, taip pat pakankamai patyrę ir manau, kad varžovas tikrai rimtas. Aš pats gal šiek tiek su nerimu laukiu, tikrai bus įdomios galvoju rungtynės, nes Klaipėda tikrai demonstruoja gerą sportinę formą ir tikrai bus sunkios ir įdomios galvoju varžybos. Turbūt svarbiausia išskirti Paniukovą, kaip bebūtų 4 varžybos 10 įvarčių, čia manau yra ne juokai. Ir svarbiausia turbūt jį sustabdyti, kad neįmuštų ir mums, o daugiau, visi Klaipėdos komandos žaidėjai yra pavojingi. Pats Ježevičius ir Norvilas, tikrai reikia juos sustabdyti ir patiems žaisti savo žaidimą ir įrodyti, kad mes esame geresni. Penktadienį, aišku, laukia rimta dvikova ir stengsimės neutralizuoti varžovų lyderius, atlikti savo iškeltas užduotis ir sieksim 3 taškų.